Sveiki mano bičiuliai, sveiki draugai, kurie mėgstate skrudinti, kepti kažką ant griliaus. Šiandieną noriu pasidžiaugti kartu su jumis, gavau štai tokių dovanų. 10 kg anglių, akacijos anglis iš Pietų Amerikos, 100% mediena. Pažiūrėkim, ką mes dar čia turim. O, pirštinės. Neblogos, atrodo tokios storos. 500 laipsnių temperatūrą atlaiko. Bus proga išmėginti. Toliau turime dar uždegėją dujinį. Taip pat išmėginsime. Mums dar dėjo ir prieskonių, šašlykų prieskoniai, barbekių prieskoniai. Čia plovo prieskoniai. Ir griliaus prieskoniai. Visą tai mes savo kanale išmėginsim, pasidalinsime nuomonę. O dabar einam kažką gaminti. Šiandieną gaminsime steikus su Hasselback bulvytėmis. Steikus truputėlį išmušim. Steikai yra striploin, tai yra jautienos nugarinė. Nestipriai. Trupučiuką padaužysime. Nesvarbus steikas, kad su riebaliuku. Riebaliukas suteiks mums tik papildomo skonio. Jeigu nenorit, galite nupjauti. Apvertėme steikus ir dar truputėlį lengvai keletą sekundžių pamasažuojam. Steikus supurškime aliejumi. Jeigu neturit purkštuvo, galite palaistyti. Truputėlį pabarstome druską. Pipirų mišinukas pagal skonį. Barstome mėsą rozmarinu. Ta padarysime iš abiejų pusių, bet aš tikrai nerodysiu. Visi jau puikiai tai matėte ne viename mano vaizdo įraše. Įmam du suši pagaliukus. Tarp jų padėsime bulvę. Jau viename vaizdo įraše mes tą darėme. Pamėginsim jums parodyti dar kartą, kaip tai yra daroma. Pagaliukai reikalingi tam, kad bulvę neperpjauti kiaurai. Ir bulvės turi būti pailgos ir jas pjaustome skersai. Maždaug 3 mm skiltelėm. Ruošiame mišinuką bulvytėms į ištirpintą sviestą su aliejumi. Įdedam 2 skiltelės kapoto česnako. Truputėlį druskos, žiūrėkit pagal savo skonį, mes daug nemėgstam, tai truputėlį ir dedam. Trupučiuką pipirų dar. Ir truputėlį iš atostogų Graikijoje atsivežtų prieskonių. Viską pamaišom. Supjaustytas bulvytės tepame paruoštų mišiniu, naudojame maisto teptuką. Darome tai sąžiningai, kiekvieną skiltelę. Sutepę bulvytės, keliausime prie griliaus, kursime medienos, akacijos anglis. Joms reiks šiek tiek laiko, tai mūsų bulvytės ir steikai pasimarinuos gerai. Susitiksime terasoje. Dedame anglis į grilinę. Anglis labai kietos. Manau, užteks. O, norėjau parodyti, kaip tik tą paskutinį gali išimti. Toks bulžnikas mums tikrai netiks. Išimk jį ir į maišą dedam. Dedam maždaug 3 kaladėlės įdegimo. Skirtingose vietose. Na ir naudosime degiklį naują. Uždegsim kaladėlės. Palauksim kol
įsikūrens mūsų grilis. Paruošime keptuvėlės kepimui, supuršėme aliejumi ir sudėsime bulvytes. Visi dažnai užduodat klausimą, kokioj temperatūroje kepam, kiek laiko kepam. Temperatūra kepa bulvės iki 200 laipsnių, 180-200. Kiek laiko kepsim priklauso nuo bulvio dydžio, manau apie 40-45 minutės. Įsidegė anglis, papilkėjo, pasirodė pirmieji pelenai. Dedu štai tokias pirštinės, naujas. Karščio nebijo, matot. Dedam grotas, dedam keptuvėlės. Uždarom grilinę ir viršutinę ir apatinę sklendę paliekam ant dviejutukų, kad mūsų temperatūra būtų 200 laipsnių. Prabėgo pusę valandos, lauke vėjuota, sutepam dar kartą bulvytės mūsų paruoštų sviesto ir aliejaus padažų. Naudojam mūsų draugų pirštinės, pastumėm keptuvėlės, temperatūra 200 laipsnių. Dedam steikus, strip loin steikai. Valgysim kaip tikri kaubojai. Uždarome ir kepsime, kol vidinė temperatūra bus 65 laipsniai. Steikai iškepti, nugarinės kepsniai, jautienos. Netrukus susitiksime prie stalo. Daugiau nieko čia nefilmuosiu. Jau esate matę ne vieną kartą. Tuoj paragausim ir pasakysim, ar tikrai yra skanu. Jautienos strip loin kepsnys. Išvyniojam steiką, kepsnį. Aš valgysiu ant lentutės, kaip tikras kaubojus. Jis jau biški bus pravėsęs. O papa. O, ten kiek sulčių. Manau, kad matosi. Tikiuosi neprilaistysiu labai daug. O čia padėsiu kol kas. Ir valgysiu rankomis. Žiūrėkit, kokia minkšta mėsytė. Ai, palaukit, vieną dalyką pamiršau. Uždėjau sviesto gabaliuką, bet negaliu susilaikyti net pjovės gabaliuko steiko. Jau pradėjau pjauti, ten ir nupjausiu. Dabar va taip supjausiu su mažiukais gabaliukais, kad ir be sviesto. Yra kremzlytė ten, kur buvo lašinukas. Vėjas didelis. O atlikusi dalis. Tuo dar atpjausiu, parodysiu. Supjaustau, va taip. Aš taip mėgstu valgyti. Steiką pjaustau štai taip. Va, koks minkštutėlis gražus. Ir lygiai taip pat bulvytės, va, dalinu. Dapjaustau. Vienu žodžiu. Pomidoriukas. O mėsa kokia. Skani. Tirpsta burnoj. Kągi. Visiems ačiū, kurie žiūrėjote. Gaminkit sveikai. Būkit sveiki, valgykit skaniai, iki kitų susitikimų.